Nevalgot midijų ir be reikalo, nes midijas valgyti ne tik skanu, bet ir sveika. Nes tai ypač maistingas, mažai kaloringas super maistas. Ir kaip teigia specialistai, turintis daug kokybiškų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, mineralų ir vitaminų. O ir jų gamybos procesas labai paprastas. Ką ir kokiais kiekiais reikės pirkti Maksimoje, rasite surašytą komentaruose. Be gerų midijų šiame patiekale dar svarbi detalė yra padažas. Vieni jo prigamina tiek, kad midijos jame plaukia lyg sriuboj. Nesakau, kad aš nemėgstu padažų, bet jo turi būti nedaug ir jis turi būti gero, intensyvaus skonio. Nes manau visi suprantam, kad gamina midijas, o ne jūros gėrybių sriubą. Tad pasikartosiu, midijoms padažas suteikia skonio, bet midijos neturi jame plaukti, kaip ir verdant midijas neturi vanduo jų apsemti. Ir būtinai prancūziško batono gardinto sviesto su žolelėmis, kurį prieš tai būtina apkepti keptuvėje. Ir tai išties gaminama labai greitai, gaunasi labai skaniai. O jei patiko šis mano receptas, būtinai paspausk po jo patinka ir būtinai pasek Riebų katiną, jei dar to nesi padaręs, nes pas mane nauji receptai kas savaitę.